Tai tada pasakoju. Tai žodžiu, prieš tos 20 metų, kai pradėjau dirbti vaistininkę ir kai tos ligos užpuolė rimtos, aš supratau, pradėjau skaityti tam tikras knygas, kurių neskaičiau universitete. Deja, aš dabar galvoju, neatsivežiau rytelę, tu irgi čia nepadėjai tų knygų. Žodžiu, kaip išbristi iš viso to. Nes aš gyvenau ant vaistų, metus laiko geriau po 40 tablečių dieną. Ta prasme, mano čia buvo. Ir jūs, ne, tą ligą turėt? Nu, ne. Kitą ligą. Nu, tai va. Tai žodžiu, kaip iš to išbristi, kaip visą tą nutraukti, tą ligų maratoną, kaip tą vaikelį ištemti ir taip toliau. Ir aš pradėjau tiesiog galvoti, mąstyti. Žinot, tada pradedi mąstyti. Užsikuria kažkokie varikliai, pradedi mąstyti. Prisimeni visokius tada Hipokratus, visokius vidūnus tada prisimeni iš Rambino kažkokių ten žodžių kažkur. Ir pradedi tada skaityti, domėtis. Nu, ta prasme, galvoju, nu tie vaistai tai atsirado ne taip senai. Nu, tai kažkur ta sveikata turi būti. Ir žinot, ieškai, o supranti, kad viskas taip paprasta ir čia pat. Yra tai buvę, ne? Ieškai ir supranti, kad tu tą jau turi. Hipokrato, tuos visus galvo, kodėl mes tą priesaiką sakom tenais, pabaigę tą universitetą. Ir pradėjau domėtis, o Hipokratas yra pasakęs labai daug visokių filosofinių sakinių, vienas iš jų yra. Maistas gydo, maistas susargdina. Kaip ten tas yra? Dar vienas pamiršau, aš naudoju labai dažnai savo paskaitose. Tegul maistas būna tavo vaistas. Tegul maistas būna tavo vaistas. Ir aš tada po truputį pradėjau mąstyti, kad man reikia gero maisto. Man reikia pradėti labai sveikai maitintis, atsisakyti visų nesąmonių, aš jau ir taip nemėgdavau, daug nevalgydavau. Nors tikrai buvau bulkučių fanė tuo metu, bet žodžiu, aš tada sakydavau, aš tai miltinė. Nu, miltinė ten. Skryliai, makaronai, blynai, nu ką darysi, va, miltinis toks genas. Nu, tai va, tai žodžiu, o pasirodo, čia ne visai, nei aš miltinė, nei čia genai, čia buvo tiesiog chaosas, disbalansas, bakterijų ir taip toliau. Aš dabar tų miltų tikrai galiu be jų gyventi. Tai tas genas kažkur nudingo, reiškia, ar ne? Tai va, tai ką noriu pasakyti, kad tas domėjimasis, kad reikia dabar kažkaip sveikai pradėti valgyti. Pradėjau skaityti knygas, kad jeigu tu suvalgai kilogramą, tarkim, kopūstų, tu gauni tiek C, tiek ten to mineralo, tiek to vitaminų. Žodžiu, jeigu suvalgai sveikų grūdų su visom lobelėm 100 gramų, tai tu gauni to tiek. Bet per dieną tau reikia va tiek. Ir tu supranti, kad, 100 gramų, jeigu suvalgai, tai aš negaunu visos 100% ten, ko man reikia. Reikia, man reikia suvalgyti 200 gramų. Bet toj knygoje rašo, jeigu jau sergi, dozės turi būti terapinės, reikia dauginti iš 3-5 kartų. Tai galvoju, okei, tai tų daržovių gavos prie mano ligos 5 ar 3 kibirai, nu pagal tą vertę. Tų grūdų ten gavosi kilogramas. Atsimenu, jaučio širdies, kur ten turi labai, ko man reikia, žodžiu, gavosi kilogramas į dieną. Žuvies ten vėl, žodžiu, kad aš supratau, kad aš turiu suvalgyti kiekvieną dieną kaip karvė tiek visų žalumynų ir kaip 5 vyrai tiek normalaus maisto. Tai tada klausimas, o kalorijų, tai kaip aš atrodysiu? Tai kaip tiek suvalgyti, kada tiek suvalgyti, kaip sukišti viską į savį. Nes reikia, kai sergi, reikia tų dozių. O aš tai natūralistė. Mano šeimoje žodis papildas. Žodžiu, va tai va, tik pasakai. Tai va tai buvo. Ir, ir ką, bet kai esi su tokiam ligom ir dar kai vaikas gimsta be sveikatos, tai pradėti kažką judėti po truputį. Tai po truputį, tai žinot, kaip judėti. Tai nelabai matos, kai judė. Ir kai vieną dieną mano vaikučiui 2,5 metų iš paprastos vaikiškos ligos, angina, tokia atrodo, angina, ne, tai kas angina, įvyko žaibinė komplikacija bakterinė. Žinot, esate girdėję, kai nueina, pavyzdžiui, į širdį, į inkstus, į sąnarius.
Inkstus, jeigu naina, tai gali būti baigtis inkstų transplantacija. Jeigu į širdį, tai gali sukelti širdies raumens uždegimą ir iki mirties, viskas baigtis mirtimi. O jeigu į sąnarius, tai yra bakterinis artritas. Tai mano sūnui buvo 3 variantas. Ir mano 2,5 metų sūnus atsiguli ant patulų. Sustingo jo visi sąnariai nuo visos kojos sustingo. Nuo klubų iki pirštų galių. Didžiuliai skausmai, aukšta temperatūra. Nu tiesiog, man atrodo, kad gyvenimas mano pasibaigė. Valgyt absoliučiai jisai buvo, jau seniai nevalgantis. Tai tuo metu, kai jau susirgo ir 40 buvo 1 laipsnis temperatūros, žinot, tas rusiškas termometras gyvsidabrinis, jis būdavo pilnas. Ir nieko nepadarom. Mano mama gydytoja, aš pati vaistininkė. Visur vaiką vežam. Nieko nepadarom. Antibiotikai 1, 2, 3, nieko nepadarom. Kaip tuos 3 kibirus, nu gerai, vaikui kibirų būtų užtekę. 2,5 metų. Jis vaikas. Kaip suduoti tuos visus amino rūgštis, tuos cinkus, tuos karotinoidus, tuos omegas, nu kaip viskas sukišti. Ir tada supranti, kad vienintelis būdas tai yra maisto papildai. Nu, įsitikinimas. Tai kaip? Nu ir ką? Kaip jūs galvojate? Ir nenulūžtų jums tas vienas ragas, kai tokia situacija. Nu, tas įsitikinimas žiaurus dalykas, ne yra. Tas nuostata, toks žinojimas, kad aš teisi. Tikrai aš teisi. Šalin visi platintojai. Ir įsivaizduokit. Ir tada aš prisiminiau vieną žmogų, kuris man pusę metų sako, Eglė, nu duok tam savo vaikučiui, nu duok tu jam tam vargšiukui savo, kur tie karotinoidai. Nėra Eglutė. Tu išgėrei. Išgėriau jau. Tai žodžiu sako, duok tam savo nedukui tuos papildus. Nu bet tai ne. Nu taigi čia įsitikinimai, didžiausia viską patirtis. Vaistininkė, vaistinės vedėja, didelės vaistinės Klaipėdoj, ne kokio Jurbarko, žinot, nesvarbu ten. Tai, nu ir ką. Ir skambinu tam žmogui, sakau, arba atneši valandos bėgi šiandien žodžiu, arba nebereiks rytoj. Ir, nu ir ką. Ir aš pradėjau duoti šitus maisto papildus savo 2,5 metų vaikui. Ir žiūrėti, ar jis kvėpuoja. Iš tikrųjų, nuoširdžiai pasakoju. Nes aš nežinau, ką aš duodu. Aš daviau iš tikrųjų, man atrodė, kad blogiau jau būti nebegali. Ir aš daviau tą papildą dėl to, kad aš tikėjau, kad ta moteris, kuri man pusę metų jau siūlo, kad ji tikrai žino, ką siūlo ir kad jinai tikrai nenori nunuodyti mūsų ir nužudyti mano vaikučių, nes jinai jau teta. Ir žinot, ir tada ilgai laukti rezultatų nereikėjo, aišku, čia savai nesuprantama, kadangi reklama tai turi gražiai viskas pasipasakota, ne? Nieko ne, aš jums neperdėsiu, jūs tiesiog su savo jautimu, jūs mane jaučiat. Žinot, kai būna, gali tylėti, gali šnekėti, gali ten pasakot, bet žmogus nedurnas. Nu, jūs jaučiat, ar aš čia skiedžiu, ar aš iš tikrųjų iš širdies pasakoju. Tai kam atrodys, kad iš širdies, tai tos informacijos gausit dar belė kiek ir bet kokios jums reiks, apart tų gerlų, refliuksų ir taip toliau. Tai jūs tiesiog reikit po renginio ir pasakykit, kad man įdomu ir mes pakviesim jūs į tokią grupę, kur galėsit tiesiog toliau žiūrėti įrašus ir taip toliau atvažiuoti į tokius renginius, klausyti. Niekas prie jūsų nepristos, neprisikabins, nes aš tiesiog ir pati taip nedarau ir jokiais būdais nepatariu niekam taip daryti. Nesakau, kad neleidžiu, aš nesu kažkokia čia direktorė, kuri gali leisti ar neleisti. Tai va, tai ta istorija, kad nuo tos dienos praėjo jau 19,5 metų. Įsivaizduokit, 19,5 metų. Nuo tos dienos, kai man atrodė, kad man sustojo suktis žemė.
Ir klausimas dabar, kaip galvojat, kodėl aš būdama vaistininkė, gyvendama vaistiniai tarp papildų, kodėl 19,5 metų vartoju Neolife kompanijos maistinės medžiagas. Klausimas svečiam. Jūs svečias, kaip galvojat, kodėl? Natūralu. Tik svečiam. Padėjo. Aš pasuflė. Padėjo. Taip, nes veikia, padėjo. Taip, toliau. Jūs sakykit, kuo jūs vardu? Rasta. Kaip galvojat jūs, kodėl? 19,5 metų. Perku. Nors gaunu nemokamai, galėčiau gauti. Švaistinės. Tai padėjo. Toliau. Kas dar turite kokių minčių, kodėl? Kaip? Veikia. Padėjo, veikia. Taip. Nepasidarė blogiau. Taip, nepakenkiam. Va čia tai atsakymas. Iš tikrųjų, padėk nepakenkdamas ir savo, ir kitam. Taip, tai veikia, padėjo, nepakenkė. Tai čia buvo pagrindiniai dalykai. Nes ten pradžiai tai buvo, kad veikia. Paskui pradėjau galvoti, ar tai saugu, nes išsigandau, kodėl taip veikia, nes, kaip tai gali papildas taip veikia, nesuprantu. Man tiesiog išsigandau labai. Pradėjau tikrinti. Ir kas dar? Kodėl 19,5 metų vartoju? Todėl, kad visos šitos maistinės medžiagos, kurias aš jums suvardinau, yra iš maisto grandinės. Čia nėra sintetiniai vitaminai ar mineralai ar maistinės medžiagos, tokie kaip omega, karotinoidai. Viskas yra iš maisto. Tai reiškia, jeigu mes turim vitaminą E, tai yra iš kviečių gemalų aliejaus. Jeigu turime omega, tai yra be sunkiųjų metalų ir yra dokumentas patvirtinantis, atsiustas dokumentas. Tiesiog, žinot, kas yra dokumentas. Tai yra teisinis dalykas. Toliau, vitaminas C. Tai yra bioflavonoidai. Tai yra ne vien tik askorbo rūgštis. Tai yra visos vitamino C, ne visos, kaip sakyti, kelios vitamino C atšakos rūšys, kaip pavadinti. Vitaminas C, askorbo rūgštis ir dar kiti bioflavonoidai. Jeigu magnis, tai yra iš ridikėlių, iš burokėlių, iš pupų. Jeigu sieros junginiai, tai yra česnakai, svogūnai, porai. Tai yra viskas iš maisto grandinės. Tai reiškia, jeigu aš suvalgau vitamino C tabletę, tai tas pats, kas aš būčiau suvalgius porciją vaisių, daržovių ir uogų. Tai yra nesintetinė forma. Reiškia, man nepragriauš skrandžio, man nesukels šalutinių poveikių, man nesukels oksalatinių akmenų, dar kažkokių dalykų. Ką aš dar norėjau parodyti? Skaidulos. Jeigu nevalgau skaidulinio maisto pakankamai, skaidulų sukramtau, kurios irgi yra iš natūralių šaltinių. Viskas yra iš natūralių šaltinių, iš maisto grandinės. Atsimenat, kai sakiau apie bakterijas. Tai šitos bakterijos turi tikslinę pristatymo technologiją. Ir kiekviena bakterija turi, kiekvienas grūdelis turi apvalkalą gelinį, kuris atpalaiduoja bakteriją tik ten, kur reikia. Reiškia, mes neturėsim SIBO sindromo. Kas yra, šiais laikais yra jau labai populiarus dalykas. Ir ką, kaip minėjau, nenoriu būti įkyri, tai pašnekinkime dabar, kadangi aš tikrai nežinau, kad šiandien nebuvom susitarę, kas čia kels rankas. Ir mate, papasakok trumpai.